Pane Mikalauskai, kai Fronto partijos pirmininkas Algirdas Paleckis buvo sprendžiamas klausimas dėl jo pašalinimo iš socialdemokratų partijos gretų, Leo korta taip pat buvo naudojama. Gerai tai ar blogai? Kas tame sandoryje, ką įžvelgia Fronto partija? Žinot, kai aš išgirdau pirmą kartą apie Leo LT, apie visą šitą projektą, pirmiausiai per Andriukaičio laišką, kuris buvo išplatintas visiems partijos nariams, ar bent jau daugumai. Ten buvo, bent jau jisai rašė, kad buvo konsultuotasi su labai, mano manimu, bent jau man priimtinu ir labai gerbiamu žmogumi, tai Elektrėnų elektrinės vadovu Pranu Noreika. Kai aš apie tai sužinojau, be jokios abejonės, man visiškai nebeliko jokių. Kas tame laiške tiksliau? Aš manau, kad ten yra visiškai tiksliai paaiškinta, kodėl Leo LT atsiranda ir kodėl jisai yra reikalingas. Tai yra stambusis kapitalas, įdėjimas į te vakarų skirstomieji tinklai, kurie parduoti už tam tikrą, sakykime, sumą, kuri visiškai net, kaip pasakyti, netitinka tikrosios vertės, po to dirbtinai pagal pakeitus įstatymą pakelta jų vertė. Įnešimas praktiškai, reiškia, į valstybės, aš dabar nekalbu smulkiai, reiškia, įnešimas, reiškia, į valstybės, ant Leo LT, reiškia, įnešimas ten savo turtų, jau didesnės dalies ir gavimas 38,5% reiškia akcijų. Na, šitokia dalykas, kada praktiškai... Jūs matote, jog čia gali būti tam tikras teisėsaugos pažeidimas. Jeigu jie apytikrai yra vienodos, sakykime, apimties, vakarų skirstomieji tinklai ir rytų skirstomieji tinklai. Vakarų skirstomieji tinklai išauga savo kainoje, kur yra įkainojama, turtas išauga kainoje savo, o rytų skirstomieji tinklų net sumažėja. Pone Buškevičiau, artėja ir Ignalinos atominės elektrinės uždarimas. Taip pat rinkimų metu spalio 12 vyks patariamasis referendumas. Leo LT mes matome abejojama, tačiau kokią energetinės raidos strategiją mato jaunoji Lietuva? Aš galiu pasakyti, kad jaunoji Lietuva ir aš, Stanislavas Buškevičius, mes matome tik tai vieną kelią. Tai, kad būtų užtikrinta Lietuvos energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos. Nes jeigu neturėsime nepriklausomybės nuo Rusijos, energetinės nepriklausomybės, nebūsime ir laisvi. Ir nepriklausomi. Būsime tik tai iš vardo nepriklausomi. Tačiau, kas susako muziką, kas už ją moka, pagal to dainą, tu šoki ir dainuoji. Todėl jaunoji Lietuva dės visas pastangas, kad Lietuva taptų nepriklausoma energetiškai nuo Rusijos. Mes turime ieškoti alternatyvių kanalų, šaltinių, kad galėtume vykdyti savo nepriklausomą ir laisvą užsienio politiką. Mes matome, kas dabar įvyko Lietuvoje, po to, kaip Rusija įsiveržė į Gruziją. Kokios pakilo jėgos, pradėjo smerkti Gruziją. O juk jeigu tai būtų Lietuvoje, jeigu mes nebūtume šiandien NATO, aš garantuoju, kad šiandien Rusija būtų lygiai taip pat įsiveržusi į Lietuvą. Todėl ačiū Dievui, kad esame NATO, turime stiprinti NATO ir stengtis, kad į ją būtų įtraukta ir Ukraina, ir Gruzija. Pone Astra, noriu papildyti. Čia yra principinis klausimas, todėl kad labai trumpai pasakysiu, tikrai nacionalinio aferizmo pavyzdys. Prieš metus visas Seimas, 107 nariai, balsavo už tai, kad būtų atmestas Ignalinos atominės pratęsimo įstatymas. Ir iškart puolė balsuoti už Leo. Po to paaiškėjo, kad Leo dabar kreipėsi į konstitucinį teismą, reiškia liktai ir neteisėta, bet esmė yra kokia. Mums yra demonstruojamas kirkilinis spektaklis, neva kažkas derasi Briuselį. Buvo atvažiavęs Europos parlamento pirmininko pavaduotojas ponas Aliai Udal Kvadro. Jis pasakė, duokit mums dokumentus. Lietuviškai. Mes gerai supratome, nes mes suprantam jūsų energetinę problemą, bet nieks nepateikė. Reiškia, vykdoma yra melaginga politika. Mums aiškinama, kad Abišala derasi kaip vyriausias darybininkas, bet jo nepriima nei Vokietijos, nei Prancūzijos ministrai. Jis kalbasi tik su patarėjais, kavą geria. Reiškia, yra melo politika tam,
Čia jau turbūt ir tyrimas, ko gero, Kirkilo laukia ir apkalta didelė, nes iš tikrųjų mums grėsia rimta energetinė krizė. Kodėl? Todėl, kad jeigu Ignalina bus uždaryta, elektros kilovatvalandė, tą teigia visi energetikai, kainuos apie 1 litą. Nacionaliniam verslui tai yra peilis po kaklu, gyventojams žmonės turės kraustytis neišmokėdami komunalinių paslaugų iš savo butų, kurios uždirbo per visą gyvenimą. Ir niekas tam nesiruošia. Mūsų ūkio ministras Navickas, jis tik aiškina, taip, brangs 3 kartus galbūt, nėra jokios absoliučiai nei strategijos, nieko nėra. Mes prieš pastatyti dabar, reiškia, esame ant duobės krašto. Tačiau yra nacionalinė energetikos strategija. Ne, ji nedeklarati, ji yra pasenus, ji absoliučiai nieko nesako, ką mes turim daryti. Taip, jie sako, elektrėnai pradės veikti visų pajėgumu, bet žmonės, elektrėnai, jie gali gaminti elektros tiek, kiek reikia, bet kaina bus milžiniška ir priedo anglies dvideginio tarša. Prie dujų prieisim. Kvotas visas viršysim vien elektrėnų sąskaita. O kaip dirbs pramonės įmonės? Ir praktiškai, kaip va čia kolega sakė, reiškia, dar vienas dalykas dujos. Tapsim, ir kaip Stanislavas Buškevičius sakė, 90% priklausomi nuo Rusijos dujų. Pane Mikalauskai, kaip ten su tomis dujomis? Aš manau, kad visiems viskas aišku. Šiandien pradėti kalbėti, mes metus kaip kalbamės labai rimtai apie Leo LT, reiškia panašiai apie atominę elektrinę Ignalinos. Ar tai dabar reikėjo pradėti? Ar mes prieš 7 metus nežinojom, kokią mes sutartį pasirašom? Ar mes nežinojom, kaip mes puikiai, reiškia, referendumo keliu, kuris tęsiasi 2 dienas, žmonėms net nepaaiškinę situacijos, iki pat galo neišaiškinę. Reiškia, juos prikalbino mus balsuoti, reiškia, už stojimą, reiškia, Europos Sąjungą, būtent kurioje buvo ir šitas įrašas. O tai ką daryti? Aš manau, kad mes turim 2 kelius. Vienintelis kelias tai yra, nors jau pavėluotai, aš nebekalbėsiu apie tai, kad reikalingos jungtys su vakarais, su Švedija, čia tai reikėjo irgi daryti, kalbu, reiškia, anksčiau. Šiandien mes turim pasirinkimą. Arba mes paklausom tautos ir sakom tiesiai šviesiai savo partneriams, mėlėjai, būkit, kaip sakyt, gyvenkim kaip broliai, beskaičiuokimės kaip, ten sakomas, yra žydai, reiškia, ginai. Toks, reiškia, pasakymas, reiškia, tai ir sakykim, kad mes neuždarysim. Mes gausim baudą, pakankamai didelę baudą, bet reikia paskaičiuoti. Bet yra antras dalykas, kuris mes sakom, kad reikalinga iš tikrųjų bandyti pratęsti. Tai yra kalbėtis pratęsti. Jaunosios Lietuvos energetinė strategija, aš čia nebaigiau, ir yra ta, kad reikalinga tikra nacionalinė derybų komisija. Dabar nušalinti diplomatai, jie reikalingi specialistai ir reikalingas tikras ryšys, reiškia, su Briuselio struktūrom, nes gruodžio mėnesį vyks Europos vadovų taryba. Mes tikrai turim laiko pasiruošti, bet dabar kas vyksta, tai yra sabotažas iš tikrųjų. Žmonės turi daryti išvadas. Aš jums galiu tik pritarti to klausimu, kadangi mūsų pirmininkas buvo Briuselyje, jūs žinote, tai buvo praeitas mėnuo. Jisai susitiko su atskirų komisarų kabinetų vadovais ir tai yra lygiai toks pat pasakymas, kad niekas raštiškai į tą Briuselio biurokratiją arba į komisarus niekas iki šiol nesikreipė. O tai, kad mes atsiuntėm savo komisarą, ten Abišalą ar panašiai taip toliau, tai yra toks pilstymas iš tuščio į kiaurą. Patikslinsiu, kreipėsi, bet buvo pateikta, reiškia, prieš metus studija, kad mums elektros pakanka ir jokių problemų mums nebus. Už ką ragintumėte? Gerai, ponai. Bet studija, jinai dezinformuojanti, neteisinga. Pone Aspra, tai tada trumpai drūtai, už ką ragintumėte, pasisakytumėte balsuojant referendume, taip pat patariamajame. Būtent jaunoji Lietuva už ką ragintų balsuoti? Ne, tai matote, referendumas galų gale. Tai žinoma, referendumas vis tik reikalingas, nors jo reikšmę bando sumenkinti, nes tai argumentas pilietinė valia. Už pilietinę valią, kurią gerbė Europos Sąjungoje. Švedai nenorėjo euro ir neįsivedė. Todėl, kad buvo referendumas. Taip. Raginate balsuoti už nacionalinius interesus. Rinkimų sąrašas numeris 15. O aš nežinau, kaip mano kolega Grincevičius pritars šiai, bet aš manau, kad turėtų būti žodis taip. Aš sakyčiau, be nedaugiausiai dabar diskutuojama tokios laidos apie Leo. Yra aiškiai išsakytos ir mūsų pozicijos, ir kitų partijų, ir labiausiai reikia gerbti mūsų, man atrodo, energetikos specialistų, kurie yra pateikę tam tikrus pasiūlymus. Norėčiau grįžti labiau prie jūsų klausimo pradžios, kodėl išsiskyrė keliai jūsų asmeninot klausimą Paleckio Algirdo, mūsų fronto partijos pirmininko ir, sakysim, socialdemokratų vadovybės.